Sveiki visi užsukę į audio chuliganus. Šiandien turėsime įdomių dalykų, kuriuos mes aptarsime. Tai aptarsime apie Kirusą, Deep DAC, kurį aš užtobulinau iki dar aukštesnio lygio. Nagi žiūrovai, pažiūrime, nedidelis bus update'as. Esu šiek tiek nepatenkintas ir turiu idėjų, kaip atnaujinti, pagerinti DAC išvaizdą Kirus Logic. Apie jį jau matėte kitus mano video. Štai pleitas padarytas, priekinis veidelis bus perdarytas. Šita lentelė pereis čia, bus išdidinta, kitos knopkės. Pažiūrime viduje, ką ruošiuosi padaryti. Mano buvę eksperimentai. Paeksperimentavau su plokšte, kur maitinimas yra analogas sumaišytas su skaitmena. Paturbinau maitinimą su Nichicon muse, atsirado geresnis žemo valdymas kontrolė. Man patinka, jau kituose DAC'uose esu išbandęs, kai visą plokštę komponentų sumontuoju ant medinės plokštės ir tada įdedu į vidų. Tai šitas DAC'as tiek vidus dizainas šiek tiek pasikeis. Prisižiūrėjau high-end parodoj, kaip galima priekį, sudildę bandysiu įvairias formas, tai laukite update'o, pasižiūrėsite, kaip šitas DAC'as pasikeis jo išvaizdą ir kaip jis suskambės, bus bandomieji testai. Nemalonu, bet taip įvyko, viską jau beveik pabaigiau surinkti. Tikrinu, DAC'as nepasileidžia, įkeltas į naują korpusą, galvau visą laiką, kad šitą paleidimo relė sugedo, dėja taip neįvyko, sugedo kinietiškas trafas, teks pakeisti šitą trafelį. Pati brangiausia dalis, kas galėjo sugesti šitame DAC'e. Labai nemalonu, bet vietoj šito kiniško trafo atsidurs lietuvių gamintojo trafas, Edmundo iš Vilniaus. Dėsime lietuvišką trafą, klausysimės, kaip skambės su naujuoju trafu. Ir nurodžiau, man nepatiko šio DAC'o išvaizda. Priekis buvo mano pagamintas toks labai priminė, kaip benamių kapo ant kryžiaus uždėta priekinė lenta atminimui. Tai viską perdariau ir galime pasižiūrėti, kaip dabar šitas DAC'as atrodo. Dabartinį šio DAC'o išvaizdą su nukeltų kapotu iš pradžių išfrezavau šitai lenteliai rėmelį, pakeistas mygtukas LED, kuris tikrai neblogai šviečia, padarytos naujos formos, sudildė, užapvalinti kampai ir va tokia kaip šypsenėlė padaryta. Priekis paliktas taip kaip sena spalva, polisandras, matinis lakas, o čia juodai nudažyti šonai. Tai dabar išvaizda ne tokia nuobodi. Apie šitą DAC'o skambesį. Šitą DAC'ą seniau esu lyginęs su Harman Kardon 730, su savo TDA 1540, jisai net šalia nestovėjo. Buvo labai aukštas rimtas lygis, bet jis skambėjo tikrai paprasčiau, sena buvo paprastesnė, žemadažnis registras taip pat atsilikdavo. Dabar jis neatsilieka nuo Harman Kardono, net kai kuriuose muzikiniuose žanruose jis yra detalesnis ir sena susitvarkė. Aišku, buvo nepadaryta nemažai pokyčių. Galvojau, kad ne tik muzika mane džiugintų, bet ir akis neerzintų, tai pasidarbavau šiam momentui, tikrai gavosi man neblogai, kiekvienam savo skonis. Aišku, atsiras tokių heiterių, sakys, nesąmonių čia prisidarėjai, nieko gero, bet jeigu man tinka, tai kiekvienam savas reikalas, tuo labiau biudžetas. Man tai nieko nekainavo, o jeigu jum pinigai auga ant medelio, eikite, pirkite, bele ką. Tai kaip buvau anksčiau video minėjęs, kad man ypatingai MyTech darbai labai gražus, meniški, bet skambesys jų plasmasinis, bet
Įkvėptas šio grožio, pradėjau galvoti iš kitos pusės, kad muzikos renginys turi nebūtinai atrodyti asketiškai, nebūtinai nuobodžiai, gali atrodyti ir įdomiai. Baigėsi paskutinis projektas, nusprendžiau papuošti šiek tiek lietuviškais atributais, gerbu. Ir aną lentą pakeičiau šitą naują priekinę lentą, nes tiesiog man ana šiek tiek pasirodė per maža. Šitaip iš galo atrodo dakas. Užklijuota čia su lipnia juoda specialia juosta, kur mašinom automobiliam dekoratyvinė, kad nesimatytų senųjų skylių. Ir va šitaip simpatiškai atrodo. Ką pakeičiau? Pirmoje eilėje pakeičiau šį kinietišką transformatorių. Atrodo, buvo kaip ir kokybiškai padarytas, užlietas epoksidinė derva. Metalas laidukai išeina balti. Tai užsakiau lietuvių gamintoje Edmundo trafą. Čia lietuviškas Edmundo trafas. Galia jo yra 30 vatų. Tai pakankamai galingas, nenorėjau nusilpninti, kad paskui nereikėtų, esu vienam dake per silpną 15 vatų užsisakęs, ne šitam kitam, tai per ilgą laiką susvilo dėl per didelės apkrovos. Nežinau, kas įtakojo šitokią didelį muzikos pasikeitimą į gerąją pusę, nes buvo padaryta keletą esminių pakeitimų. Dar kol buvo senasis trafas, įdėjau šitą plokštę ir pajungiau ant maišytos skaitmeninios linijos, bet jinai maitina ne tik skaitmeną, ir analogą čipo, ir labai pagerėjo žemadažnis registras, nes šitie kondensatoriai Nichicon Muse. Būtent Nichicon Muse jie labai pagerina žemadažnio registrą. Žemas tikrai sultingesnis su jais, labai čia gera plokštė yra. Jau tada buvo geresnis rezultatas, bet ne tiek geras. Tikėtina gali būt, kad dėl trafo pakeitimo į kokybiškesnį, tikrai garsas daug detalesnis, labai pagerėjo sena, tikrai dakas pakilo į DAO aukštesnį lygį. Įdomu, ką pasakytų Egidijus, dabar šito dako paklausęs, todėl, kad jis jį yra girdėjęs, kai jis buvo dar paprastesnis, tik šitą plokštę su kinišku trafu. Šituo įjungimu EMI filtras paprastutis tas pat ir liko. Stengiausi sutrumpinti laidus, nes buvo jovalynas laidų. Nes kuo ilgesni laidai, signalo kelias ilgesnis, suprastėjo garso kokybė. Tai stengiausi, kur galėjau nukirpti. Gal ir šitą dar galėčiau pritrumpyti, bet maibalą palikau taip, kaip yra. Pakeičiau gnybtus, kinietiški, bet žalvariniai. Šitie žalvariniai gnybtai. Vėl įdėjau, kadangi turėjau laisvą nieko neveikiantį HDAM kinietišką opampą dvigubą. Jis skambėjo labai puikiai, bet ir praeitas mano išgirtas opampas tikrai gerai skamba. Šitas jau čia buvo. Aišku, dėl estetikos, dėl grožio šitą lentą nudažiau juodai, kad neįsiskirtų nuo dėžės spalvos. Gali būt, kad kažkiek įtakos davė ir tai, kad įdėjau lentą atskiriančią plokštės nuo maitinimo ir užklijavau šitą antivibracinę metalizuotą plėvelę dėl bangų, kad neskleistų į plokštės, tai tikėtina gal irgi kažkiek prisidėjo. Ir bendras darbas tikrai gavosi pozityvus, teigiamas, viskas išėjo tik į naudą. Vėliau paklausysite treko. Dar siūlau, kas nematėte manųjų pirmų video apie šitą daką, prikabinsiu nuorodos apačioje, pasižiūrėkite, nebūkite labai pikti. Ten kai kur garsas gal šiek tiek iškreiptas, bet esmė informacija yra teisinga. Tai apie šitą daką, apie jį tobulėjimą tikrai gavosi neblogas daiktas. Dabar netgi truputį geriau skamba negu Harman Kardon 730.
Ir dar tokia naujiena apie įrašus. Pirmą kartą realiai susidūriau su tokiu dalyku. Aš kartais paklausau ir pop, latino muzikos. Tai yra originalus diskas, rinkinys 2017 metų. Ir čia lotyniška muzika yra. Užsidėjau, klausausi per šitą daką. Ir aukščiausiuose dažniuose girdžiu, kad detalu, bet toks kaip smėlis atsiranda. Galvoju, kas čia velnias, gal kažką blogai padariau, kad atsirado trakte triukšmų, nieko panašaus. Antiek skiriamoji geba pagerėjo, kad jaučiasi įrašų prasti įrašai. Uždėjau gerus įrašus, aukščiausiuose dažniuose viskas tvarkoj. Leonard Coheną uždėjau, viskas puikiai skamba, uždėjau kitus savo gerus įrašus, Tao uždėjau, viskas čia puikiai skamba, uždėjau ir vokalą Tony Braxton, kur tikrai žinau, kad geri įrašai, aukščiausiuose dažniuose viskas tvarko, jokio smėlio nėra. Tai antiek pagerėjo visa bendra muzikinė scena, detalumas, kad net jaučiasi prastų įrašų kokybė ir jį išlenda, kaip sakant, su visom neigiamom pasekmėm. Tai paklausykite keletą, aišku, bus nemokami trekai. Ir kam patiko video, pasidalinkite, uždėkite laiką, komentarą ir iki kito karto, draugai, Audio Chuliganų puslapyje. Iki!